Meilė prasidėjo būtent taip, kaip buvo gera, iki kol santykiuose atsirado smurtas. Gyventi smurto šešėlyje tai tarsi būti įstrigus tame pačiame košmariškame rate, kuris skaudina tiek vyrą, tiek moterį. Santykių smurtas tai nėra tik fiziniai sumušimai, tai žodžiai, kurie žudo lėtai. Tai tyla, kuri dusina. Tai vienatvė, net tarp žmonių, kurie turėtų būti vienas kitam prieglobsčiu. Moteris dažniausiai jaučia baimę, gėdą, kaltę, nes jos kaltina save arba bijo būti nesuprastomis. Vyrams smurtas tai ne tik skausmas kūne, bet vidinis susidūrimas su pažeidžiamumu, kuris dažniausiai lieka nepastebėtas arba net neišreikštas. Abu santykiuose jaučia nusivylimą, vienatvę ir net kartais jau bejėgiškumą. Bet svarbu žinoti, kad tyla tai ir yra smurto tęsinys. Kai tyli, tai skausmas lieka viduje ir tik auga ir auga. Nutylėjimas tai leidžia smurtui tęstis ir veikti ne tik jūs, bet jau gali paliesti ir jūsų artimuosius, jeigu atsiras vaikai, šeima ar net ir draugus. Kodėl svarbu imtis veiksmų? Visų pirma, tai ir bus pirmas žingsnis į išsilaisvinimą. Prašyti pagalbos, ieškoti paramos, gydytis tiek kūną, tiek sielą. Tai tik stiprybės ženklas. Ir energetinis gydymas gali būti papildoma pagalba, kuri padeda paleisti skausmą, baimę, pyktį ir atstatyti tą vidinę pusiausvyrą ir ramybę. Labai svarbu nenuleisti baimiai ir nenusileisti jai, nepasiduoti tylėjimui ir neišeiti į skirtingus kambarius. Jūs esate verti pagarbos, saugumo ir meilės. Ir jeigu jūsų santykiai tiek vienam, tiek kitam yra svarbus šiai dienai, bet kažkur kažkame pasiklydote, tai pasaulis ir yra jūsų šviesa ir tik jūs galite ją atkurti, eidami kartu žingsnis po žingsnio ir paleisdami būtent praeities naštą, nes galbūt ją jūs kiekvienas asmeniškai atsinešėte į savo santykius. Ir imtis atsakomybės už save turi ne tik vyras ir ne tik moteris, bet jūs abu. Ir kai tik poros atėjusios pas mane tą padaro, net jei vienas iš jų pradeda tą daryti, tai jis pamato jau rezultatą net kitame žmoguje. Kodėl? Todėl, kad kai yra santykiai, kai yra du žmonės, kurie jau gyvena, tikrai pradėkim nuo to ne savaitę ir tai nėra kelių dienų susitikinėjimų. Čia eina kalba apie jau rimtus santykius. Ir kai nors vienas iš jų kažką pradeda daryti, nors kitam atrodo, kad to nereikia ir jis neprivalo ir ne jis kaltas, bet jeigu nors vienas tą pradeda, tai automatiškai paliečia ir tą antrą puselę, ar jis to nori, ar nenori, ar jaučia, ar nejaučia. Todėl, kad automatiškai yra gydomi santykiai ir paliečiama energetiškai tas, kas šiai dienai trukdo jums. Kas visą tai kelia? Tą smurtą jūsų santykiuose.
Ir kaip jūs jį be pavadinsit, ar tai bus smūgiai, ar tai bus žodžiai, ar tai bus lekiančios lėkštės, ar tai bus daužomi baldai, ar tai bus trankomos duris, ar tai bus išvykimas į užsienį, išvykimas pas draugus, išlėkimas, išgerti kavos, kad tik jis pajustų, Bet to nereikia daryti, nes tai tik dar viena įpilta žibalo taurelė į ugnį. Ir tai niekada nesiliaus, kol nenutrauksite to, kas virš jūsų galvų sklando, kol neapsivalysite savo namų. Ir jeigu tas smurtas dar vyko jūsų namučiuose, tas irgi labai bus svarbu, nes juos turėsite apvalyti. Nes kas iš to, jeigu jūs eisit šviesos keliu, bet grįžtate į tą pačią erdvę. Erdvę reikia prižiūrėti, dar kartą kartoju. Nes pavyzdžiui, jūs galbūt netgi atėjot laimingi, linksmi poroje į nuomojamą butą ar namą. Ir ten gyveno žmonės, kurie praėjo pragarą. Tai jūs tą ir galite atkartoti. Jūs to norit ar nenorit, jūs gyvenat toje energijoje. Ir jūs galit net patys to nesuvokti ir nesuprasti, bet kaip, kodėl, mes juk tokie buvome laimingi. Kas čia negerai, kas atsitiko? Tai va tokie dalykai vyksta. Ir kai tik žmogus susimasto, pamasto, apgalvoja, susidėlioja visus pliusus, minusus, klaustukus, šauktukus, atranda, kad tikrai man jau reikia nebe psichologo pagalbos, kad man jau reikia nebe galbūt medikų, nebe tablečių, kad save raminti ar nuimti skausmą. Jau slypi tame kitame. Kuo aš jums labai tikrai galbūt stipriai šaukiu, nors labai tyliu, ramiu balsu, bet tai yra šauksmas. Tai yra šauksmas iš širdies, iš jau pagijusios sielos. Negalvokit, kad man nereikėjo išgyti pačiai. Ir dar kaip, reikėjo išgyti. Bet dabar ir padedu jums. Ir noriu padėti, kviečiu jūs, atpažinkit save ir visada lauksiu.